Be galo džiaugiamės pergalę, labai reikalinga pergalė. Žinojom, kur važiuojam, žinojom, pas ką važiuojam, žinojom, kad patys suprantam, kad riteriai kovoja dėl išgyvenimo ir eis kaip į paskutinį mūšį ir tokio, sakykime, gavosi klampios daug emocijų, daug mikrodvikovų. Jo, galbūt kažkur tai mes pirmam kėliny tokių, sakykime, momentėlių daugiau turėjome, lygius pataikė į virpstą. Antras kėlinys, Mindaugas Grigalavičius pataikė į skersinę, kentėjom, laukiam, lenkiam savo liniją. Ir Jevgenijus surado galų gale lygius, puikiai atakavo atsilaisvinusią erdvę ir ko pasekoje. Pelnėm įvartį, o jau priešininkų gauta raudona kortelė jau mums, sakykime taip, buvo jau lengviau davest rungtynės iki pergalės. Kas jūsų nuomonė padėjo komandai sėkmingiau sužaisti antrą kėlinį, nes net ir nuo antro kėlinio pradžios matėsi, kad komanda šiek tiek daugiau kontroliuoja kamuolį, tokia netruputį atrodė ryžtingesnė. Ramybė, žinot, po pirmam kėlinį su vaikinais kalbėjom, parodėm jiems kelius momentus tiek atakoje, tiek gynyboje ir paprašėm paprasčiausia kantrybės, lenkt savo liniją ir ieškoti erdvių tiek už gynėjų nugarų, tiek tarp linijų ir ramybė. Pagrindinis dalykas buvo šaltas protas ir karšta širdis ir tikėt, kad įmušim. Nežaidė Lukas Paukštė, Domantas Šimkus irgi neregistruotas, kada gali šie žaidėjai grįžti į rikiuotę? Tikrai su nekantrumu laukiam šitų žaidėjų, jie yra labai svarbus žaidėjai mūsų komandai, kaip ir visi žaidėjai, bet reikia laiko, jiems reikia laiko, kad sugrįžtų.